Gerai, dabar įkvėpdami per nosį, giliai įkvėpėm per nosį, stipriai suspaudžiam kumščius ir tuo pačiu metu stipriai lenkiam pėdas į save. Taip. Ir iškvėpdami per burną atpalaiduojam kumščius ir atpalaiduojam pėdas. Ir kartuojam. Įkvėpėm per nosį, pėdas stipriai į save, kumščius suspaudžiam ir atsipalaiduodami atpalaiduojam. Taip. Ir dar vieną kartą. Taip. Ir gerai. Pėdos viena šalia kitos. Padarykite pėdas į save. Dabar iškvėpdami per burną vieną koją išstumkite į priekį. Įkvėpkite per nosį, porą akimirkų užlaikykite. Ir vėl iškvėpdami per burną išstumkite kitą koją. Kojos viso pratimo metu pilnai ištiestos. Pasistengkite išstumti kojas kuo labiau į priekį. Padarykite po 8 kartus kiekvienai kojai. Gerai, dabar darysim labai svarbų pratimą, kurį rekomenduoju visiems, kurie dirba sėdimą darbą. Taigi, sulenksim dešinę koją ir kairę ranką dėsim ant kelio išorinės dalies, ar ant šlaunies išorinės dalies, arčiau kelio. Ir dabar pasuksim, pamėginsim nulenkt tarsi visą koją į priešingą pusę. Ir pamėginkit, kad jūsų kelis artėtų link jūsų alkūnės, truputį įstrižai. Ane? Galit ranką dėti va čia va, atsipalaiduojam ir pajausit tempimą per sėdmenį. Tempimą palaikom maždaug 30 sekundžių, stengiamės atsipalaiduoti. Ir tempimas turi būti komfortiškas, neturi būti skausmingas. Ir kodėl reikia 30 sekundžių laikyti? Todėl, kad tiesiog raumenys išsitempia ir atsipalaiduoja. Nes per pirmas 10 sekundžių jūs neištempsit raumens, reikia laikyti bent jau 20-30 sekundžių. Ir būtinai kvėpuojam laisvai. Jeigu nepavyksta kelio artinti prie alkūnės, tai yra daryti to įstrižo judesio, tada padarykit taip, kad tiesiog pasukit kelį 90 laipsnių kampu link žemės. Paieškokit tos pozicijos, kurioj tempia. Gali būti taip, kad artinus kelį link alkūnės, tempimas padidės ir labai viskas gerai, palaikom 30 sekundžių. Gerai. Ir padarom kitai kojai. Taip. Dabar kairę koją sulenkiu, dešinę ranką dedu ant kairės kojos išorinės dalies ir įstrižai, pasistengiu įstrižai kelį artinti link alkūnės ir pajausit tempimą, kaip jau minėjau, per šlaunies išorinę dalį ir ypatingai per sėdmenis. Galvą laikom tiesiai. Ir palaikom 30 sekundžių, kvėpuojam laisvai. Ar tempia? Tempia. Labai gerai. Vėlgi paieškokit pozicijos, kurioje tempia. Gali būti, kad vienoje temps mažiau, kitoje daugiau. Ir kuo įstrižiau laikysit kelį nukreiptą link alkūnės, tuo tempimas tikėtina bus didesnis. Gerai, grąžinam koją į pradinę padėtį ir padarykit šitą pratimą dar po 2-3 kartus kiekvienai kojai. Gerai, sulenkiam abi kojas ir vienos kojos pėdą dedam ant kitos kojos kelio. Taip, ant kelio maždaug uždėkit. Taip, kad pėda tvirtai remtųsi. Ir dabar su tos pačios pusės ranka atremiam delną į kelio vidinę dalį ir su ranka
pastumiam koją nuo savęs. Pajausit tempimą, palaikom jį maždaug 30 sekundžių, kvėpuojam laisvai. Stengiamės atsipalaiduoti ir tiem žmonėm, kurie dirba sėdimą darbą, tempimas tikrai bus garantuotas. Ir vėlgi, taisyklės lieka taisyklėmis. Tempimas turi būti komfortiškas, neskausmingas. Aš visą laiką sakau, kad jau geriau šiek tiek mažiau negu per stipriai. Gerai. Ir po 30 sekundžių sulenkiam koją, keičiam kitą. Darom kitai kojai. Taip. Ir su tos pačios pusės ranka delną atremiam į kelio vidinę dalį ir ištiesta ranka stumiam nuo savęs. Gali būti taip, kad tempimas vienai kojai bus stipresnis negu kitai. Ir jeigu tempimas yra per silpnas, gali netgi ir truputį su pirštais pastumti koją nuo savęs, kad tempimas sustiprėtų. Ir vėlgi kvėpuojam laisvai, maždaug 20-30 sekundžių palaikom ir tada grąžinam kojas į pradinę padėtį, kartojam kiekvienai kojai po 2-3 kartus. Dabar sukabinam rankas už savęs, taip, ir iškepdami per burną pasisukam. Taip, perdedam galvą truputį į kitą poziciją, kad jaustume tempimą šioj liemens pusėj. Ir palaikom tempimą 30 sekundžių. Kvėpuojam laisvai. Ir 30 sekundžių reikalinga tam, kad pilnai išsitemptų raumuo. Ir gali būti taip, kad iš pat pradžių jausit didesnį tempimą, laiku einant tempimas sumažės. Ir galiausiai 25-30 sekundę tempimas bus minimalus, arba jo net iš vis nebus. Ir dabar keičiam į kitą pusę, lygiai taip pat iškvepiam per burną, taip, truputį pasukam galvą, gerai, ir dabar tempimas bus kitoj pusėje, lygiai taip pat, kvėpuojam laisvai, kvėpuojam per nosį ir laikom tempimą 30 sekundžių. Pasistengiam pratimo metu atsipalaiduoti, neturi kūnas būti įsitempęs, jūs turit atsipalaiduoti. Nes tai yra tempimo pratimas, jūs turit ir fiziškai, ir psichologiškai stengtis atsipalaiduoti. Gerai. Gerai. Ankstesniuose pratimuose mes išmokome, kaip įtraukti pilvą, prispausti juosmenį. Ir dabar mes prie šito kertinio dalyko, šitos kertinės taisyklės pridėsime kitą, taip pat nemažiau svarbų akcentą, tai įtrauksim sėdmenis. Mano modelio abi kojos sulenktos, dėsim abi rankas ant pilvo ir vėl įkvėpsim per nosį. Ir iškvėpdami per burną įtrauksim pilvą, prispausim juosmenį prie pagrindo, nepamirštam kvėpuoti laisvai ir papildomai dar įtrauksim sėdmenis. Kvėpuodami laisvai išlaikom visus 3 akcentus – pilvą, juosmenį ir sėdmenis ir išlaikom maždaug 10 sekundžių. Pamėginkit arba mintyse suskaičiuoti iki 10, arba padaryti 5 įkvėpimus. Sunku. Tikiu. Ir kai jau norėsit atsipalaiduoti, iš pirmo lėtai atpalaiduokit sėdmenis, vėliau juosmenį paleiskit ir pilvą.
Visą tai darykit kartu su iškvėpimu per burną. Gerai. Padarom dar vieną kartą. Įkvėpiam per nosį ir iškvėpdami per burną įtraukiam pilvą, prispaudžiam juosmenį prie pagrindo, taip kad jokia kabutėse pelytė neprabėgtų, kaip mes vadinam darbe. Ir įtraukiam sėdmenis. Sėdmenis turit įtraukti taip, lyg artintumėt abu sėdmenų pusrutulius vieną į kitą. Jeigu sunku įtraukti, įsivaizduokit, kad jums reikia tarp sėdmenų laikyti pinigus. Labai lengvai žmonės įsimena, kai šitą pasakai, ir kuo didesnė kupiūrą liepi laikyti, tuo geriau įtraukia. Ir iškvėpdami per burną po 10 sekundžių lėtai atpalaiduokit sėdmenis, atpalaiduokit juosmenį ir paleiskit lėtai pilvą. Ir padarykit 5-6 kartus. Gerai, dabar mes padarysim klasikinį pratimą, tai klasikinį atsilenkimą. Truputį jį pasunkinsim ir padarysim taisyklingai taip, kaip turi būti. Paprašysiu savo modelį uždėti abi rankas ant pilvo ir įkvėpti per nosį, iškvėpti per burną ir iškvėpiant įtraukti pilvą, prispausti juosmenį prie pagrindo, kad nebūtų galima užkišti rankos, įtraukti sėdmenis. Dabar nuleidžiam rankas nuo pilvo, atremiam į kojas ir iškvėpdami per burną keliam galvą ir krūtinę. Aukštai pakilt nereikia, tik tai užtenka, kad šiek tiek atsiplėštų mentės nuo žemės. Palaikom maždaug 10 sekundžių, nepamirštam išlaikyti pilvo, sėdmenų, juosmuo automatiškai prisispaus ir iškvėpiant per burną atsipalaiduot, nuleist galvą žemyn, nuleidžiam rankas, pasiilsim ir pakartojam. Šitas pratimas reikalauja pakankamai daug jėgų. Būtinai prieš keldamiesi įtraukit pilvą, prispauskit juosmenį per pagrindą ir sėdmenis. Įtraukit, pakilę skaičiuojam maždaug 10 sekundžių, kvėpuojam laisvai ir vėlgi iškvėpdami leidžiamės žemyn. Jeigu kyla problemos ir atsiranda skausmas kakle, pamėginkit prieš keldamiesi įtraukti, tiksliau ištempti užpakalinę kaklo dalį ir tarsi kamuoliuką prispausti tarp smakro ir krūtinės. Ir tai gali padėti sumažinti kaklo įtampą. Ir padarykit šitą pratimą 5-6 kartus. Gerai, dabar mano modelis parodys iš pažiūros lengvą pratimą. Ir atrodo, kad šitą pratimą lengva padaryti, bet iš tikrųjų taip nėra. Kadangi mes jau išmokom įtraukti pilvą, prispausti juosmenį, įtraukti sėdmenis, tai dar prie viso šito pridedam labai mažą judesį kojomis. Tiksliau viena koja. Gerai, dedam abi rankas ant pilvo. Įkvėpiam per nosį. Iškvėpdami įtraukiam pilvą, prispaudžiam juosmenį prie pagrindo, įtraukiam sėdmenis ir kvėpuojam laisvai. Išlaikom diafragminį kvėpavimą, pilvu. Kvėpavimas pasidarys truputį sunkesnis, bet stengiamės kvėpuoti. Ir dabar iškvėpdami per burną, nepaleisdami nei pilvo juosmens, truputį pakeliam koją nuo žemės. Viskas, porą centimetrų. Ir palaikom. Iškart norėsis paleisti juosmenį, bet čia ir yra labai svarbus aspektas. Jūs turit išlaikyti prispaustą juosmenį. Palaikom maždaug 10 sekundžių, kvėpuojam laisvai ir iškvėpdami per burną nuleidžiam koją, grąžinam į pradinę padėtį
ir atsipalaiduojam. Kaip sekasi? Ar sunku? Sunkoka, yra ką veikti. Gerai, padarom dar vieną kartą. Rankos ant pilvo, įkvepiam per nosį. Iškvėpdami per burną įtraukiam pilvą, bambą artinam link stuburo, prispaudžiam juosmenį, įtraukiam sėdmenis, padarom maksimalų stabilumą juosmeninės stuburo dalies ir iškvėpdami per burną truputį labai nedaug pakeliam koją. Modelis pakėlė kairę koją, gali net dar mažiau, vos pakelt nuo žemės. Iškart norėsis, kad juosmuo atsipalaiduotų, bet čia mūsų ir yra pagrindinis darbas. Ir iškvėpdami per burną leidžiam koją atgal, grąžinam į pradinę padėtį ir atsipalaiduojam. Padarykit šitą pratimo 5-6 kartus. Gerai, padarykim kitokį atsilenkimą ir dabar rankomis sieksim lubų arba, jeigu tai darote gamtoje, sieksim tiesiog dangaus. Dedam abi rankas ant pilvo, įkvepiam per nosį, iškvėpdami per burną įtraukiam pilvą, bambą artinam link stuburo, prispaudžiam juosmenį prie pagrindo, įtraukiam sėdmenis stipriai, kad padarytume kuo stabilesnę juosmeninę stuburo dalį. Dabar iškeliam abi rankas virš nosies, kad būtų stačiai nukreiptos rankos į lubas. Ir iškvėpdami per burną visą kūną, galvą kaip stuburo tęsinį, keliam į lubas. Palaikom maždaug apie 5 arba jeigu galite išbūti ir ilgiau. Ir lėtai iškvėpdami per burną leidžiam galvą ir visą kūną žemyn. Tada galim atsipalaiduoti. Ir pasiilsim ir pakartojam dar vieną kartą. Ne? Įtraukiam bambą, juosmuo, sėdmenis, rankas iškeliam 90 laipsnių kampu. Iškvėpdami per burną, rankomis siekiam lubas. Super. Jeigu atsiranda įtampa užpakalinėje kaklo dalyje, sunku laikyti galvą, pamėginkit artinti smakrą link krūtinės. Tai gali šiek tiek padėti sumažinti įtampą ir palaikom 10 sekundžių. Iškvėpdami per burną leidžiam galvą ir visą kūną žemyn. Padarykit 6-8 kartus, gali padaryti ir truputį mažiau, bet būtinai akcentuokit visus 3 akcentus. Gerai, padarom truputį sunkesnį variantą, sunkesnį pratimą. Ir uždėsim rankas ant pilvo. Iškvėpdami per burną įtrauksim bambą, įtrauksim pilvą, prispausim juosmenį prie pagrindo, įtrauksim sėdmenis, padarysim maksimalų juosmeninės stuburo dalies stabilumą ir iškvėpdami per burną pakelsim po vieną koją maždaug 90 laipsnių kampu. Nepaleidžiam juosmeninės stuburo dalies, pilvuko, kvėpuojam laisvai, pėdos laisvai, pėdų galite neakcentuoti. Ir maždaug po 10 sekundžių po vieną koją iškvėpdami per burną leidžiam žemyn į pradinę padėtį. Jeigu šitą pratimą padaryti yra sunku, nes mes padarėm su abiem kojom vienu metu, darykit po vieną koją. Pamėginam padaryti po vieną koją, įtraukiam pilvą, prispaudžiam juosmenį, įtrauktos sėdmenis ir maždaug 90 laipsnių kampu iškeliam koją. Vėlgi, maždaug 10 sekundžių laikom, galite laikyti ir ilgiau. Kuo ilgiau išlaikysit,
tuo didesnį suteiksit daugiau stabilumo juosmeniniai stuburo daliai ir būtinai derinkit iškvėpimą. Kai atliekat bet kokį judesį, ar keliat koją, ar leidžiat koją, iškvėpkit per burną. Ir iškvėpę, nuleidę koją, lėtai atsipalaiduokit. Ir padarykit, jeigu abiem kojam darot, padarykit 5-6 kartus, jeigu darot po vieną koją, kiekvienai kojai padarykit po 3-4 kartus. Darysim kitą pratimą. Dešinę koją sulenkiam, sukabinam pirštus ir dedam po keliu. Tai yra dedam į pakinklio poziciją, po pakinkliu, koją atpalaiduojam, galvą laikom tiesiai, pečiai atpalaiduoti ir pajausit tempimą per sėdmenis. Pasistengiam priartinti kelį kuo labiau, bet labai svarbus niuansas, kad kita koja išliktų ant žemės. Taip pat nebūtų skausmo per juosmenį. Ir jeigu koją artindami prie savęs ištiestoji koja nors kažkiek tai kyla nuo žemės, tai reiškia, kad artinat koją per daug. Ir paieškokit tos pozicijos, kurioje tempia. Tempimas gali būti per sėdmenis, per šlaunies užpakalinę dalį. Ir kvėpuojam laisvai, palaikom 30 sekundžių. Darom kitai kojai. Taip. Vėl sukabinam rankas, dedam po pakinkliu. Bet pasistengiam ir rankas atpalaiduoti gerai, kad pečių juosta neįsitemptų. Galvą laikom tiesiai, aš pakoreguosiu mūsų modeliuko galvą. Taip. Ir vėlgi palaikom tempimą 30 sekundžių. Patariu tiesiog mintyse 3 kartus suskaičiuoti iki 10. Skirkit laiko savo, tai yra laikas jums, kurio metu jūs gerinat savo kūno fizinę savijautą, psichologinę savijautą, tai yra laikas jūsų, skirkit jį kokybiškai savo. Gerai, atpalaiduojam kojas ir padarykit dar po vieną kartą kiekvienai kojai. Gerai, dabar mano modelis parodys vieną pratimą, kurio negalima daryti, tai negalima abiejų kojų prisitraukti ir laikyti prie savęs. Dabar paaiškinsiu, kodėl. Todėl, kad pristraukus abi kojas prie savęs, jūs mažinat juosmeninę lordozę, kas sėdimą darbą dirbantiems žmonėms ir taip yra dažnas dalykas. Nes kai žmogus daug sėdi, labai dažnai suplokštėja juosmeninė stuburo dalis, sumažėja juosmeninė lordozė, o darant abiejų kojų pristraukimą prie savęs, jo lordozę mes dar labiau mažinam. Taigi šito pratimą nedarykit.